Kaip vartoti jonizuotą šarminį vandenį? Tai vanduo tinkamas kasdieniniam gerimui. Pagal japonų mokslininkų rekomendacijas tokio vandens parametrai turi būti pH reikšmės nuo 8,5 iki 9,5, o oksidacinis redukcinis potencialas nuo -150 iki -250 mV. Rekomenduojama tokį vandenį gerti po 30 ml vienam svorio kilogramui. Vidutiniškai tai reiškia, kad per parą mes turime išgerti 1,5–2 litrus vandens. Paprastai tai yra visuotinai priimta rekomenduojamo vandens išgerimo norma. Jinai pilnai tinka ir jonizuotam šarminiui vandeniui. Paprastai yra rekomenduojama išgerti pirmąją vandens porciją į stiklinę, 2 stiklinės atsikėlus iš ryto, kaip žmonės sako, ant tuščio. Ir tai turi būti 30 minučių prieš valgį. Sekantis gerimai gali būti praėjus maždaug 2 valandos po valgio. Gerti reikia reguliariai, nelaukiant, kol pajusime troškulį. Kaip rodo kai kurių mokslininkų tyrimai, mes pajaučiame troškulį tada, kai jau organizmui trūksta 1% vandens. Todėl, norint, kad mes būtume sveiki ir gražus, turime tiek kokybišką paprastą vandenį ir ypač jonizuotą šarminį vandenį gerti pastoviai, kad sugebėtume įtilpti į tą rekomenduojamą 2–2,5 litro normą.